Daktarė Liepa Griciūtė Šverebienė supažindins mus su šios bažnyčios, su Pikelių Švenčiausios Trejybės bažnyčios ikonografija. Prašau. Tai laba diena visiems susirinkusiems ir iš tikrųjų, kaip gerbiama Rūta pristatė, kalbėsiu apie ne tiek pačius altorius, iš tikrųjų, kiek apie atvaizdus ir, pabandysiu kai kada pristatyti, kai kuriuos nuspėti iš tikrųjų ir ryšius tarpusavyje ir kodėl vienas ar kitas atvaizdas atsirado jūsų šventoviai. Bet prieš pradėdama iš tikrųjų kalbėti apie altorius, negaliu nors porą žodžių nepasakyti apie išorę. Esu ne kartą girdėjus, kad net tiek gal iš vietos žmonių, bet šiaip tai, Pikelių bažnyčia tokia graži iš vidaus, bet iš išorės tai tokia labai nyki, nekokia. Tai noriu pasakyti, kad čia tikrai reikėtų visiems atvirkščiai, pakelt galvas ir didžiuotis bažnyčia ne tik vidumi ir iš išorės, bet visų kaip kompleksų. Ir iš tikrųjų šita archaiška bažnyčios išorė slepia tikrai tokį labai puošnų barokinį ansamblį altorių, o archaiška dėl to, kad, jeigu žiūrėtume į proporcijas, koks yra stogo ir sienų aukščio santykis, tai stogas dominuoja šitos bažnyčios architektūrai, tai yra 1,7, reiškia, užima 1,7 karto daugiau yra proporcingai stogas negu sienos. Ir tikrai, išskyrus bokštelį centre, kuris dabar naujai, reiškia, atstatytas, daugiau jokių laikmečio ženklų, baroko ženklų nėra. Ir nors mes Lietuvoje neturim medinių bažnyčių, tų pačių seniausių, tai kalbu apie 15, 16 ar 17 amžiaus, ypač pirmąją pusę, bet ir taip pat antroje pusėje išlikusių, šita Pikelių bažnyčia tikrai galėtų būti puikių pavyzdžių, nors ir statyta 18 viduryje, bet savo tokią liktai rūsčią išvaizdą jinai išsaugojo taip, kaip rašytiniai šaltiniai mini ir taip, kaip turėtų būti įsivaizduot, galbūt jos buvo kai kurios mažesnės, tikrai net tokios didelės, bet proporcingai tai iš tikrųjų, tokia turėjo būti išvaizda iš tikrųjų nuo taip elementariai sakant, kaimo trobos stambesnio ūkininko skyrėsi tik tai tuo, kad buvo gerokai didesnės ir turėdavo kokį nors bokštelį, o šiaip iš tikrųjų, tas archaiškumas ir yra tose proporcijose, kur vyrauja, turbūt į kokį kluoną panašiau, taip, vyrauja taip ir nėra jokių stiliaus bruožų. Tai čia iš tikrųjų kaip tik reikėtų didžiuotis ir visą laiką man tai toks vienas turbūt svarbiausių objektų ir Pikelių bažnyčioje ne kartą buvau, bet ir kiekvieną kartą mielai atvykstu. Tai jeigu kažkam atrodo, kad jinai nepakankamai išraiškinga, tai kaip tik, tai yra ta archaiška forma išsilaikiusi ir mes neturim regione, čia arti tokios antros, šiek tiek jau kitur yra ir užvenčio, bet jau proporcijos mažesnės. Iš tikrųjų, čia toks turbūt pati archaiškiausia savo forma. Bet dabar sugrįžkim, jau eikim į vidų ir čia to baroko iš tikrųjų yra tikrai nemažai. Ir, kai Rūta paprašė pakalbėti apie altorius, jų ikonografiją, tai turbūt pirma mintis, ką norėčiau pasakyti, kad tikrai tai vis tiek yra, galima šitą altorių ansamblį apibūdinti kaip tikrai tokį stilistiškai vientisą, vėlyvojo baroko pavyzdį, nepaisant to, kad nėra jie keli įrenginiai pastatyti kitų laikų, iš tikrųjų yra ir 18 vidury pabaigoj ir vėliau pakalbėsiu apie Jėzaus Krikšto altorių, taip, tai jisai yra jau 19 amžiaus pirmosios pusės renginys, ampyro stilių atstovauja, bet nepaisant to, kad jie ir skirtingų meistrų matosi pagaminti, kūrė tikrai tokio vientiso. Ir jeigu kai tik įsigilini, tada matai, truputėlį ankstesnis, truputį galbūt jau kito meistro ar kitų pirmavaizdžių rėmėsi, bet šiaip įspūdis tai tikrai tokio vientiso barokinio ir net tas 19 amžiaus nedisonuoja. Tai tikrai
vienas iš tokių, vientisiausių, yra ir dar daugiau bažnyčių tokių čia pas mus Žemaitijai, bet vienas iš vientisiausių tikrai pavyzdžių altorių ansamblių yra jūsų Pikelių bažnyčios. Tai dabar iš tikrųjų pirmiausia tada, kad taip laikmetyje susigaudytume, tai iš tikrųjų, kurie buvo pastatyti, rengti patys anksčiausiai, tai dabar presbiterijos, visi trys didysis, du šoniai, taip pat, dabar mano kairieji pusė, jūsų dešiniai Švento Judo Tado altorius yra ir Sopulingosios Dievo motinos dešinėje, kurios beje iškilmę vakar minėjome, tai sustosim prie šito altoriaus dar ilgiau. Šitie altoriai yra pastatyti 18 amžiaus trečiojo ketvirčio sandūroje, tai yra nuo 1752 iki 1761 metų, kai buvo bažnyčia konsekruota. Dabar ir, kiek vėliau iš tikrųjų, praėjus beveik 2 dešimtmečiam, 1785 metais atsirado šeštasis renginys, tai yra Švento Mykolo Arkangelo altorius, čia dabar dešiniai pusiai, jūsų kairiai prie Pilioriaus, atstovauja, tokį jau, ir čia barokas vėlyvasis, taip, bet čia tas visai tokia kaip baroko agonija ir tas besiveržiantis iš tikrųjų 1785, tai ne tik pačios formos, kurias pakomentuosiu, tai liudija, bet ir data virš Švento Mykolo Arkangelo, man sakė, kad truputį galiu pajudėti, tai virš Švento Mykolo Arkangelo, kaip? Ekrane, supratau, tai ne tada, gerai, tai virš Švento Mykolo Arkangelo paveikslo yra kartušas herbinis, taip, su Važinskių giminės herbo apdank, ir ten yra skaičiai. Tai pirmųjų skaitmenų trūksta 1,7, taip, bet 8,5 išlikę, tai tiesiog, ne tik stiliaus analizė tai parodo, bet ir data. Ir paskutinysis altorius yra įrengtas vėliausiai 19 amžiaus viduryje ir iš tikrųjų, dėka rašytinių šaltinių, kurių iš 19 amžiaus tikrai, kaip gaila, kad 18 amžiaus vizitacijos ir inventoriai neišlikę, bet 19 amžiaus tikrai yra pakankamai ir pavyko, jau pakankamai tiksliai nustatyti datą, tai yra 1,840, 1,841 metais. Šitų 2 metų laikotarpį iš tikrųjų turėjo atsirasti Jėzaus Krikšto altorius. Tai dabar, kai minėjau, kadangi altoriai yra visi barokiniai, tai pradėti turbūt nuo seniausių labai trumpai ir tada jau pereisim prie prasminių ryšių ir semantikos ir reikšmių, prie paveikslų ir skulptūrų analizės. Tai, 3 presbiterijos altoriai turbūt ir Judo Tado altorius, turi daugiausiai sąsajų ir kaip atrodo panašiausiai. Ir iš tikrųjų puikus vėlyvo baroko altoriai, tai jeigu žiūrėtume, kas būdinga vėlyvajam barokui, tai yra 18 amžiaus barokiniams altoriams, tai yra tas formų judesys ir pulsavimas. Altorius iš tikrųjų stabilus įrenginys ir jisai niekur nekeliauja, taip, bet tas matom kolonos, pavyzdžiui, net šoninės, taip, abipus paveikslo, jos išstumta kolona truputį viena į priekį, taip, kita šiek tiek toliau. Toliau matom pačios kolonos net pasuktos kampu. Ta viršutinė dalis sukomponuota iš lapų, vadinamas kapitelis, jisai pasuktas, reiškia, kampu. Kuo daugiau to judesio ir sukurti, altoriaus tą viršutinę puošniausią dalį, tą vadinamą retabulą, išdėstyti erdvėje. Tai neplokščia prie pat, reiškia, sienos. Taip pat barokui būdingi ir 18 amžiaus kaip tik vidurių, ką padeda datuoti ne tik rašiniai šaltiniai, bet ir rodo ir puošybos detalių analizė. Tai visi šitie, negaliu dabar parodyti, bet aplink Švenčiausios Trejybės paveikslą esantis drožiniai, tai sukomponuoti, matom ir šonos iš tokių kriauklių banguotų, kai kurios jos stilizuotos, tai nereiškia taip kriauklės kaip iš kokio biologijos vadovėlio, bet tos visos simetriški dariniai su riestėm. Taip pat, akanto lapas, toks viduržemio
jūros pakrančių augalas, kuris mėgiamas buvo irgi ir antikos laikų, tai barokai ypatingai taip įvairiai stilizuojamas, jau sunkiai atpažįstamas, tai čia tie lapai pavirsta tos šakos ir kas būdinga jau tik tai 18 amžiaus, na taip pat vidurį, tai labai tada tiksliai jau padeda datuoti, tai taip vadinamas toksai, na, juostinis arba kaspinų ornamentas. Aš nelabai galiu paeiti, daug sakė, dingsiu iš kameros, bet kadangi čia yra prarasta autentiška polichromija ir kada nors aš labai tikiuosi, kad bus atidengta, tikrai Pikelių bažnyčia nusipelno ir tai tada ir restauratoriai atkurs, tiesiog yra sumaišyta, kai tais bronzos pudras dažais dažė 20 amžiui, na, ne visai suprasdami turbūt ornamento prasmės ir netai parinkdami spalvos paprastai išryškina tą tokį kaspino ornamentą, na jisai šiek tiek matosi tokios kai kur tarp tų lapų juostos eina. Jinai vienur tokia sidabro spalva, kitur balta pavirsta, na susimaišo. Tai to ornamento matyti, dabar galvoju, kaip pats ornamentas atrodo, gal va čia Sopulingosios Dievo motinos altoriui viršutiniai daly aiškiau tie lapai ir toks kaip kaspinas eina, jis kartais gali ir lūžinėti. Tai va tas vadinamasis, na, juostinis arba replinis ornamentas, tai iš tikrųjų būdingas 18 amžiaus vidurio drožybai, tai tikrai irgi, na, puikus ir čia meistrai tą tikrai suvaldė. Na ir viršutiniai daly mes matom užsibaigė altorius ta Dievo paizdos akimi tarp debesėlių ir spindulių, tai irgi elementas, kuris tapo būtinas bent jau didžiajam altoriui 18 amžiui, 17 amžiaus altoriuose mes nematysim, vėliau na, išlieka, ne visada atsisako jo, bet 18 amžiui tai toks kaip privalomas. Tai ir jeigu žvelgtume į šoninius altorius, mes matom irgi panašius ornamentus, aišku, išdėstytus kitai, bet ypač jeigu žiūrėtume į viršutinę dalį, tai tikrėte, na, tos netaisyklingos formos, tokios išgaubtos ir apipintos ornamentais. Na, puikus irgi barokinės drožybos pavyzdys. Galbūt iš tikrųjų Judotado altorija daugiau yra likę autentiškos polichromijos, kiek šiandien dar tai pasižiūrėjau, todėl kad nežinau, ar skyrė didžiajam altoriui ir presbiterijos altoriam daugiau dėmesio ir už tai norėjo atnaujinti ir padengė tą neblizgę bronzos pudrą, o ten dar matosi, jeigu ir kolonų kapitelių žiūrėtume ir kitur, tai dar to auksavimo ir sidabravimo autentiško iš tikrųjų iš 18 amžiaus ir 19 amžių dar, kol galėjo, po to, aišku, sovietmečių tokių dalykų nebuvo, tai ir dažniausiai atnaudindavo tą bronzos pudrą. Na, Judotado altorius tai turi dar vieną itin barokui būdingą elementą, tai mes matom tokią puošnę, na, tartum karūną, taip, iš rakanto lapų, viršuje tai yra toks baldakimo motyvas, net su visais tais spurgais, karučiais ir, na, tais iškarpimai tie tokie raudonas spalva, tie vadinami labrekenai, tai yra irgi, na, nuo antikos laikų kitur yra žinomas, na, baldakimas arba palapinės, reiškia toks pirmavaizdis palapinė būtų taip, tai ir virš valdovo, tai yra kaip pagarbos ženklas, tai 18 amžiaus altoriuose irgi, na, barokinėse labai mėgtas. Dabar jeigu pažvelgtume į Švento Mykolo Arkangelo altorių, tai čia iš tikrųjų atrodytų irgi iš pirmo žvilgsnio labai jau panašu, bet čia yra pati 18 pabaiga, 1785, tai jeigu įsivaizduotume Vilniaus katedrą, tai yra klasicizmas, jinai jau pradedama tuo santūriu klasicizmo stiliumi rekonstruoti, o čia dar gimsta toks kūrinys, tai iš tikrųjų, kaip tokia, galima vaizdžiai pasakyti, stiliaus agonija, tai ypatingai, aš pajudinau kažką, ypatingai iš tikrųjų, na, yra apatinė dalis, čia dabar truputį uždengta, bet ir tas Dievo stalos menza, tokia sarkofago formos pusta ir apatinė altoriaus dalis, na, tos formos išgaubtos, tiesiog besiveržiančios. Na, ir jeigu žiūrėtume į tą viršutinę, kur tokie kampai taip labai į bažnyčios erdvę įsiterpia, tai reiškia visą tą antablemento liniją, jeigu terminai šnekant, tie kampai, na, tiesiog kaip kokia liepsna ypatingai aštriai išsiveržia. Tai va čia, na, vėlyvajam barokui
jau tokia, rokoko, galima sakyti, tokia priemaiša, baigiantis stilių iš tikrųjų, puikiai pritaikyta ir tas stilių tartum išsemia. Dabar, kadangi čia nesostinė buvo ir iš tikrųjų tuo metu, kai rytinį Lietuvos daly jau klesti klasicizmas ir ne tik katedra, bet ir atsiranda daugiau pavyzdžių, čia tikrai tokio nuostabus vėlyvo baroko pavyzdys. Ir kalbant apie Mykolo Arkangelo altorių, tai nežinau, kiek čia matysis, bet turiu porą pavyzdžių. Tai yra pirmoji, tiesiog yra Žemaitijai žinoma dar keletas altorių, kurie priskiriami tam pačiam meistrui, dėja, kaip ir beveik visa mūsų dailė, ir iš tikrųjų tokia anoniminė, tai tikrai meistras ypatingo talento, nes jeigu žiūrėtume į ornamentiką, kaip tą rokokinę tokias liepsneles taiko, visas tas riestės pavidulo, tai tikrai puikiai ir meistriškai čia suvokia, ką kopijuoja, nes kartais būna taip truputį, ypač jeigu toks pasimokęs ar tik tai meistras, tai jisai matosi, kad kažkur pirmavaizdį žiūrėjo, bet, pavyzdžiui, jis nesuprato tokio dalyko, nesimokęs, kas tai yra koks nors tenai rokailė ar kitas, ir jisai jau paverčia pats kaip suvokia. O čia tai tikrai puikus nakingas meistras ir turbūt turėjęs gerus pavyzdžius. Tai jo šiek tiek ankstesni pirmtakai, bet irgi labai panašių, ir to paties meistro yra Sedos bažnyčia, Sedos švenčiausias mergelės ėmimo į dangų bažnyčioje, ir tai yra du šoniai, jeigu ten didysis yra, matosi, tai du koplyčiose šoniai, čia dabar, atsiprašau, patraukiau, kairysis yra švenčiausios mergelės Marijos škaplerinės altorius, tai ir toliau yra, ne ta pusė, ir dešinysis yra, Jėzaus su paveikslu, irgi jau 19 amžiaus, autentiškas, neišsaugotas, bet visada tradiciškai čia buvo Jėzaus atvaizdas, tai čia maldos alyvų kalne. Ir čia kaip tik neuždengta, tai tartamenzą matyti, tai pati truputėlį jie tik yra didesni renginiai, nes jie kaip šonėse koplyčiose, čia prie to pilioriaus, prie to stulpo, tai labai neturėjo erdvės kūrėjas, bet tikrai visos tos formos, tokios pulsuojančios, jeigu žiūrėtume, tai į tas apatinės, kur čia gal netaip matosi, bet tos visos apačioj kaip baliustros, tai tiesiog išsipūtusios taip, ir gana toksai tikrai masyvus ir reiškia tas antablementas visas, smulkiai tapsniuotas, išbanguotas ir irgi tokiais aštriais kampais įeinantis į erdvę. Ir labai puošni viršutinė dalis, irgi su tokių užuolaidų, taip, ir baldakimo motyvų, mes matom irgi tuos lambrekeno iškarpimų, reiškia, elementų su visais tais karuliais, lygiai taip pat ir čia Švento Jokūbo vyresniojo atvaizdas, taip, ir irgi lygiai taip pat aprėmintas to baldakimo motyvų. Ir net galim pasižiūrėti kaip tik ne šitam, o škaplerinės paveikslo, altoriaus paveikslas, tai čia iš arčiau matyti visą šitie tie tokie liežuvėliai lambrekena su tais spurgeliais, užuolaidos puošnios ir pati paveikslo forma. Tikrai tokia labai įmantri, tai yra vėlyvajam barokui būdinga, pulsuojanti kaip ir visos formos, ir lygiai taip pat matom Jokūbo, jeigu pasižiūrėtume atvaizdą, lygiai tas pats siluetas, net ir ornamentika. Tai pirmoji tą tokį ryšį ir priskyrė tam pačiam meistrui, tai būtent buvo jau atlisi garsi menotininkė Marija Matušakaitė, išvelgus tos panašumus ir aprašiusi. Ir, kalbant apie pačią plastiką, jeigu perinam į 19 amžių ir yra Jėzus Krikšto altorius, tai iš tikrųjų, matom daug santūresnis. Čia, ką tai reiškia, kaip iš vadovėlio, kokio iš tikrųjų pulsuojantis barokas toks erdvėje, net irgi prie to pačio piliorius, koksai įrenginys, besiveržiantis formos. Ir čia tai prie sienos, kukliai santūriai. Ir
bet kaip rašytiniai šaltiniai minėjau, 1841 tais metais buvo įrengtas, pastatytas šitas altorius. Prieš tai buvo šitoj vietoj kitas, tiesiog buvo perstatytas naujai. Ir na, tokio įgavo, matyt, aišku, tas laikotarpis pakankamai vėlyvas, tai jau vėlyvas klasicizmas ir tokio, na, ampyro priemaiša. Tai štai, na, griežtai, plokščiai, taip visos linijos tiesios, tos tokios dekoratyvinės vazos. Ir matom, jeigu visur kitur, kur yra barokas, tai tos tokios kaip sraigės, taip voliutos suriestos, tokios plastiškos, tai ten antrajame tarpsnį, na, man dabar nešvies, yra geometrizuota tokia kampuotos linijos, tai va čia būdinga klasicizmui. Tačiau, na, kaip minėjau, kad tokių ampyro užuomazgų turi, todėl kad pakankamai vis dėlto daug ornamentikos. Šiaip klasicizme yra labai santūriai, jinai, aišku, išdėstoma labai simetriškai, taip nepulsuoja kaip barokinė, bet gana griežtai. Tai dabar ir, na, kaip įsijautėm į tą baroko dvasią ir apskritai, na, visą bažnyčios, norėčiau pereiti prie iš tikrųjų, na, tos prasminės, siužetinės linijos šitų altorių. Tai turbūt pirmiausia reikėtų pradėti nuo didžiojo altoriaus, kurio pirmajame tarpsnyje, tai yra bažnyčios titulinis paveikslas, švenčiausios trejybės, ir kaip įprasta barokiniam altoriam, taip lydimas abipus labai tokių plastiškų skulptūrų Šventojo Petro ir Švento Pauliaus. Tai pats švenčiausios trejybės paveikslas, na, nepaisant to, kad jis buvo vėliau pertapytas ir mes irgi, jeigu be restauratorių rankų, na, negalim apie jau pačią tą tapybą kalbėti, bet apie ikonografiją tai tikrai puikiai, nes liko nepakeistas iš tikrųjų visas siužetas ir kompozicija. Tai švenčiausios trejybės paveikslas yra nutapytas, na, pagal potridentinę ikonografiją, tai yra na, jau po Tridento bažnyčios susirinkimo, vykusio 16 amžiaus viduryje, pagal tuo metu nusistovėjusi tipą, nes iki tol iš tikrųjų švenčiausia trejybė buvo įvairiai vaizduojama, tai yra vienas buvo ir tokių labai diskutuotinų teologijoje temų ir kaip galima ir ne, ir trikampis, ir dar kelių, ir, sakykime, ar galima vaizduoti, na, antropomorfiškai figūromis. Taip, tai yra nemažai ir tekstų, ir tyrinėtojų, ir senųjų tekstų analizės, ir rodo, kad iš tikrųjų, na, vienintelio, ko jau sutarta, kad šventoji dvasia niekada negali būti žmogaus pavidalu, nors irgi vienu metu pasirodė ir po to buvo draudžiami atvaizdai vaizduoti kaip tokį, na, vaiką, tokį vaikelį maugusi. Tai iš tikrųjų ir taip pat, kai miniu, kad jau po Tridento susirinkimo pagal nusistovėjusi tą tipą nutapytas paveikslas, tai iš tikrųjų, na, garsus ispanų baroko tapytojas ir tuo pačiu buvo teoretikas, Pranciškus Pačeko, net yra, kurio paveikslai irgi, na, dažnai vėliau buvo kopijuojami ir sklido, tai plačiau po Europą, tai Pranciškus Pačeko kaip tik yra taip, na, aprašęs, kaip turėtų būti teisingai vaizduojama švenčiausia trejybė ir savo knygoje, kuri vadinasi Apie tapybos meną, ta knyga buvo išleista 1649 metais. Na ir čia aš tiesiog jau pacituosiu, taupydama laiką, kaip jis, nu, tartum tokį nustatė, kanonizavo, kaip turėtų vaizduoti švenčiausią trejybę ir nuo to iš tikrųjų toks tipas būtent ir įsigali baroko dailėje, 17 antrą pusę 18 amžiuje ir vėliau išlieka. Tai, na, kaip Pačeko rašo, kad tapant švenčiausią trejybę būtina nuolat remtis šventuoju raštu. Šventasis tėvas turi būti vaizduojamas kaip didingas, nenuplikęs senyvas vyras, ilga balta barzda, kaip aprašyta Danieliaus vizijoje, su mėlynos spalvos tunika. Tai mes tik nematom, bet tradiciškai šiaip paprastai visą laiką vaizduojama, jeigu žiūrėtume mėlynų tokio apsiaustų, tai čia tik, kadangi paveikslą dengia aptaisas, tai jau negalim kalbėti apie, ar dailininkas to laikėsi, bet, na, tikėtina, kad tikrai. Dabar jo dešinėje, kaip sako Dovydas, ir kaip patvirtina šventoji bažnyčia tikėjimo išpažinime,
turi būti pavaizduotas mūsų viešpats Kristus. Jis 33 metų, harmoningų veidų, su žaizdomis rankose, pėdose ir šone, su raudonu apsiaustu. Balandžio pavydalo šventoji dvasia turi būti centre, virš jų, o angelai su pagarba ir nuostaba turi jiems asistuoti. Citatos pabaiga. Tai vat, sakau, kaip iki tol, dar iki pačiako labiausiai diskutuojama buvo ir dėl šventosios dvasios vaizdavimo, bet sakau, jau mūsų šiandieną net ta tema, tai apie tą liktolinį kelią nekalbėsiu, bet vat, būtent tokį, kokį turim pavyzdį, iš tikrųjų, ikonografija yra išlikusi autentiška taip, kaip šitas buvo pastačius altorių. Dabar ir būtent toks vaizdavimas ir išliko ir vėlesniai, ir 19 amžiaus dailė, ir iš tikrųjų ir iki šiol. Dabar, kalbant, jeigu nukreiptume akis į altoriaus antrąjį tarpsnį, tai mes matom jezuitų, naujokų, arba tie, kurie ruošiasi stoti, taip, naujokyno mokinių, taip pat jaunimo ir nepagydomų ligonių globėjo Švento Stanislavo Kostkos atvaizdą. Tačiau prieš pradėdama kalbėti apie Švento Stanislavo Kostką, norėčiau pasakyti, kad šitas atvaizdas Pikelių bažnyčios Didžiojo altoriaus antrajame tarpsnyje iš tikrųjų atsirado gerokai vėliau, tai yra 19 amžiaus antroje pusėje, tai yra, reiktų pasakyti, kad 19 amžiaus 8 dešimtmečio pabaigoje arba 9 dešimtmečio pati pradžia. Tai kadangi iki 1874 minimas dar kitas paveikslas buvęs, tai vat po 74 ir sakykime, kadangi dokumente rašoma 74, kad būtinai altorius reikalauja jau atnaujinimo, tai vat tikėtina, kad po to, ar per keletą galbūt metų, sakykime, galbūt per 9 dešimtmetį ir atsirado šitas paveikslas. Dabar, kas buvo iki tol? Iki tol sužinoti labai svarbu, nes nors tokių nedidelių, sakykime, periferijos bažnyčių, ne centrų kaip Vilniaus ar kokio Kauno, ar turtingų vienuolijų bažnyčiose, kur tos visos ikonografinės programos, tai yra paveikslai parenkami ir sudaro labai tokią tamprią visumą ir prasminių požiūrių ir deklaruoja tam tikros tikėjimo tiesas ir susiję. Tai aišku, mažesnėse parapijose ne visada, retai kada pasitaiko tokių sudėtingų programų, paprastai kartais ir visai atrodo nėra, bet vis tiek tam tikrus ryšius galima įžvelgti. Tai va čia labai svarbu štai sužinoti, kas buvo anksčiau. Tai išlikusiose 19 amžiaus pirmos pusės Pikelių bažnyčios dokumentuose Didžiojo altoriaus antrojo tarpsnio paveikslas yra įvardinamas kaip nukryžiuotasis, prie kurio kojų klūpo karalaitis Kazimieras. Tai dabar taip, nukryžiuotasis, prie kurio kojų klūpo karalaitis Kazimieras. Dabar žvelgiant iš karto, šventasis Kazimieras ir kilo mintis, kaip dabar vaizduojamas, kilo klausimas, kaip turėtų būti įprasta vaizduoti šventąjį Kazimierą. Tai keletas, čia dar iš Sedos fragmentas. Tai be įprasto, stovinčio su kunigaikščio drabužiais, taip, ilgaplaukio su lelija ir kryžiumi, reiškia, rankoje, galima dar sutikti, labai dažnai pasitaiko klūpančio šventojo Kazimiero priešais Marijos atvaizdą, besimeldžiančio, taip kaip čia matom Jono Hruckio darbe, arba čia paieškojau dar, dažnai pirmavyzdžiais tapdavo dailininkam grafikos darbai, tai 19 amžiaus nežinomo litografo maldingas paveikslėlis, taip irgi Kazimieras, bet jisai klūpi, mes neįvardintume šito paveikslėlio tikrai nukryžiuotojai, taip jis vis dėlto klūpi prie ant staliuko ar kažkur kitur krucifikso, taip, reiškia kryžiaus su nukryžiuotojo figūra ir dominuoja šventasis, reiškia, Kazimieras. Ir tai va tokie dažniausiai pasitaikanti atvaizdai ir, žinant, kad
na tikrai, nukryžiuotasis ir prie jo kojų klūpi šventasis Kazimieras. Tokia, na, keista ir atsimenu, pirmas mano mintis buvo, na, kad turbūt gal vizitatoriaus yra tiesiog sudėti kitaip akcentai ir na, taip mintyse pagalvojau, nu, gali būti visai, nu, gal ne garantija, bet jau tikrai turėtų būti. Toks pirmas mano įspūdis buvo, kad turbūt tai bus šventasis Kazimieras, vat, klūpantis prie krucifikso kaip įprasta, nes tokių atvaizdų, na čia dabar galvoju, neturiu, ne tapybo, o grafinis pirmavisis, bet nesvarbu, tokių nutapytų irgi yra be galo, reiškia daug. Na ir, bet bevartant iš tikrųjų, nu, vis tiek galvoju, nu, reikia pasidomėti, o gal kartais yra, gal tik aš nežinau, iš tikrųjų, nu, tikrai negaliu visko žinoti. Ir galiu tik pasakyti, kad Lietuvoje, vat, kad tokios ikonografijos paveikslo, taip, nukryžiuotasis, prie kurio kojų, reiškia, klūpi šventasis Kazimieras, tikrai nėra. Ir čia yra ne vienas tyrinėtas ir Sigita Maslauskaitė ir kiti tam skyrė ilgus savo mokslinio darbo metus. Tačiau, vat, toks buvo labai įdomus ir smagus atradimas, tai yra, va čia matom, nu, kokybę to, kadangi čia dariau kopiją iš knygos, gal ne tokia ryški, bet tai yra paveikslas, kurio, na, titulas, taip, jis vadinasi Nukryžiavimas, ir tai yra Didžiojo altoriaus paveikslas, datuojamas 18 amžiaus viduriu, tai kaip tik mums tinka, nes tas nukryžiavimo paveikslas buvo tuo metu, kai pastatė šitą bažnyčią ir įrengė altorius, taip, ir jisai yra dabar, na, Lenkijos teritorijos, Strupnica yra Lenkijoje. Beje, labai gražus sutapimas, kad Trejybės irgi titulo bažnyčia ir vėl toks paveikslas, bet čia atskirai jau tyrimo tema, reikėtų plačiau peržiūrėti, tikrai ne šitos konferencijos. Tai dabar, aš turiu pasitėti dabar, na, gerai. Tai norėjau tą tokios ikonografijos atvaizdų, kaip sakiau, Lietuvoje neaptikta, bet vat, Lenkijos pavyzdys iš tikrųjų man iškart tokį nuėmė, kad, reiškia, na, tikrai vizitatorius neklaidingai įvardino ir net ne jo kažkur kitaip sudėti akcentai, bet iš tikrųjų, kad egzistuoja toks dalykas. Ir čia matom, na, tikrai tokios, reiškia, šiandien net galiu pacituoti, vat, kaip ir lenkiškai skamba tas obraz Ukřižovaného Pana Jėzusa pod nogami, którego Sanktego Kazimierz Królewicz klęczący, tai reiškia, vat, na, klūpantis, taip, prie nukryžiuotojo, tas vat, akcentas mums lietuviškai gal kartais kitaip verčiasi. Tačiau vat, ir rodau tą Strupnicos paveikslą, kad šiandien Strupnicos bažnyčios didžiajame altoriuje matomas nukryžiuotojo paveikslas iš tikrųjų rodo itin retą ikonografiją. Itin retą ikonografiją, tai nėra, kad Lenkijoje ir kažkur kitur tokių atvaizdų yra. Va, tas ir yra, kad tai yra iš esmės žinomas vienintelis. Reiškia, itin retą ikonografiją, o čia mums mini rašiniuose šaltiniuose. Tai va, tas irgi labai, labai svarbu. Tai va, ir matyti, na, dramatiškoje tokioj situacijai, taip, kenčiantis ant kryžiaus mirštantis Kristus ir, reiškia, toj kompozicijoje nevaizduojama, na, nei Dievo motina, taip kas įprasta, nei šventas Jonas evangelistas, nei šventa Marija Magdalietė, ar sakykime, na, kiti tradiciškai istoriniai to įvykio liudytojai. Ir čia tik tai nutapytas, na, po kryžiumi klūpantis, tą kryžių taip, na, apkabinės, reiškia, šventasis Kazimieras. Tačiau jeigu pasižiūrėtume, nežinau jau kiek matyti, bet Kazimieras čia nutapytas, na, ne kažkokioj ekstazija, tai neregėjimas jo kaip įprasta, pavyzdžiui, Šventos Teresės Avilietės ar Ignaco Lojolo atvaizduose, taip, kai vaizduojamas, na, jo patirta vizija, taip. Čia jis iš tikrųjų pavaizduotas, na, iš tikrųjų, na, dalyvaujantis šitame veiksme, taip, apsikabinės, reiškia, kryžių ir tai, na, tai tikrai reiškia, ne vizija ir primena iš tikrųjų kaip Marija Magdalietė, taip priklaupusi prie kryžiumi ir gedi mirštančią išganytoją. Tai va, tai dabar tikrai įdomi ikonografija ir galėtume įsivaizduoti, kaip turėjo, na, atrodyti galbūt kažkas panašaus ir Pikelių bažnyčiai. Ir tai iš karto mums, na, kreipia dėmesį į ką buvo 18 amžiaus vidury Pikelių bažnyčiai, na, nukreiptas pagrindinis dėmesys, jeigu, na,
pamaldumo ir prasmės atžvilgių, tai vis dėlto Kristaus kančia matysim dominuos, todėl kad mes matom ir nukryžiuotojo atvaizdą šoniniam altoriui, reikia įsivaizduoti, reiškia nukryžiuotą atvaizdą su šventuoju Kazimieru viršuje, taip, na, dešiniai sopulinkusios Dievo, reiškia, motinos altorius. Tai vat, vienas tas kančios ir reiškia, ir vėliau prisikėlimas ir viršuje, reiškia, prisikėlusio Kristaus skulptūra, na, tas ryšys vis dėlto buvo nukreiptas į šitą akcentą. Dabar gali, na, čia tai tikrai negaliu garantuoti, bet tokį įžvalgą man iškart kilo ir kažkaip tai vis norisi pasidalinti ir su jumis. Tai iš tikrųjų toks būtų klausimas, na, o kodėl būtent, na, tikrai visiškai neįprasta, reiškia, ikonografija, net ir vat, rytų Europos kontekste, taip, ar platesniam, tokia neįprasta ikonografija pasirinkta čia. Tai gerai, jeigu norėta akcentuoti vat, Kristaus kančią, tai kodėl tada ne tik nukryžiuoto atvaizdas, o tas šventasis Kazimieras. Tai, na, čia norėčiau pasakyti, kad nors pati bažnyčia Pikelių buvo pastatyta 1752 metais tuometinio Alsėdžių dekano ir Pikelių bažnyčios klebono Juozapo Janutovičiaus pastangomis, tai buvo pastatyti, nu, suręstos, čia bus pranešimas atskirai, tai neišsiplėsiu, tik tai sienos, stogas, reiškia, na, grindis ir staliaus darbai, vat, langai, duris, taip, tai jo, tačiau vidaus visa įranga ir puošyba, va, tas užbaigimas jau priklauso kitam dvasininkui, tai yra jo įpėdiniui Kazimierui Klimovičiui. Ir vat, būtent Kazimiero Klimovičiaus dėka bažnyčia buvo 1761 metais baigta ir konsekruota. Čia ne tas lietuviškas, aišku, gerokai vėlyvesnis įrašas, kad būtent jo šitas jo na, lėšomis ir rūpesčio altorius Sopulingosios Dievo motinos įrengtas. Na ir va čia ta tokia mintimi įžvalga ir norėčiau pasidalinti, kad galbūt, na, kadangi jis labai jam priklausė rūpestis ir idėja užbaigti va, šitą įrangą, altoriais visais rūpinosi, taip čia jo lėšom, bet kiti vis tiek jo rūpesčių, taip, kad labai įprasta buvo ir baroko laikotarpis, ir anksčiau, ir vėliau, na, tas, kas įdeda daug rūpesčio, pastangų ir sakykime, ir lėšų, taip, na, tokių kaip atsilyginimų dvasinių įsiamžinti iš tikrųjų per savo šventąjį globėją. Tai va čia šiuo atveju tas nukryžiavimo atvaizdas su šventuoju Kazimieru, visiškai neįprasta ikonografija, nu labai peršas, nes turėjo būti kita priežastis. Arba, nu, nežinom, galbūt, nes nėra kažkokio tuo metu giminėje garsi Važinski, bet ne Kazimieras. Tai va čia toks visai galėtų būti. Bet aišku, na, reiktų pagalvoti. Tai dabar aš jau labai viršiju smarkiai. Nu, gerai, tada gal ne apie viską, iš tikrųjų, ne visur taip nusipelno, bet dabar Stanislavas Kostka, kur mes matom viršuje, tai yra 16 amžiuje gyvenęs, reiškia, būsimas šventasis, yra buvęs kilęs iš Lenkų didikų šeimos, šiaip mirė labai jaunas, 18 metų, ir, na, nors augo kilmingoje šeimoje, bet buvo rengiamas na, visuomeniniam gyvenimui, tačiau tėvai, na, labai rūpestingai auklėjo tokių tikrų katalikų ir iš tikrųjų saugojo ir nuo prabangos ir netenkino jokių užgaidų. Ir būdamas 14 metų jis buvo pasiųstas į jėzuitų kolegiją Vienoje ir tai jau dabar, kadangi taupau, taip praleisiu ten taip, ne taip tada nuosekliai, bet iš tikrųjų būdamas ten 15 metais jisai smarkiai susirgo ir besivelsdamas ir laukdamas, kol jam bus suteikta komunija, iš tikrųjų jisai, na, patyrė tokį regėjimą, tokią viziją, iš tikrųjų jam pasirodė mergelė Marija ir leido palaikyti rankose, reiškia, kūdikėlį Jėzų. Na, o paskui paragino stoti į Jėzaus draugiją. Tai vat, iš tikrųjų jis po to įstojo, išvyko į Romą ir ten įstojo ir po to netrukus vat, ir mirė. Bet dabar, grįžtant prie ikonografijos, tai vat šitas momentas, tos jos vizijos kaip tik ir pavaizduotas, jis pavaizduotas su jėzuitų
vienuolio abitu, reiškia tas juodus su stačiais, stačia apykaklė, laikantis kūdikėlį Jėzų ir ten viršuje reiškia mergelė Marija. Na, o angelas apačioj dešiniai pusėje laiko pagrindinį iš tikrųjų jo atributą Švento Stanislovo Kostkos, tai yra balta reiškia lelija. Tai, nes ne visada vaizduojama šita vizijos momentas, jis gali būti tiesiog vaizduojamas kaip jėzuitų vienuolis, tai tada turi tik tai lelyje, tai va ta skaistybės iš tikrųjų simbolį. Dabar, na gerai, Šventasis Antanas ir čia, kadangi ir publikacijose mačiau, kad įvardintos kaip tokios tiesiog skulptūros, tai noriu pasakyti, kad tai matosi labai susiję, vat, kaip sakiau, su Kristų kančia ir tuo atpirkimu, tai čia iš tikrųjų virš nukryžiuotojo kaip tik labai tematiškai siejasi, tai yra prisikėlęs Kristus, taip, už ką mirštant kryžiaus ir prisikelia, taip, ten reikėtų turbūt interpretuoti kaip, laiminantį Kristų, reiškia dešinėje. Tai va, dabar, Šventojo Antano paveikslas irgi nuo pat pradžių, tai yra vienas populiariausių turbūt Lietuvoje tarp vyriškų giminės šventųjų, tarp Jurgio, Šventojo Kazimiero ir Šventas Antanas turbūt paduvietis taip pat. Dabar, kas yra tikrai, rečiau, tai būtų Švento Mykolo Arkangelo altorių viršutinysis Švento Jokūbo vyresniojo atvaizdas, o Šventas Mykolas Arkangelas tai tiesiog pavaizduotas, tikrai labai būdingai savo ikonografijai, reiškia su šarvais, pamynęs šetoną, taip, ir su tuo kalaviju užsimojęs, reiškia jį norėdamas nusmeigti. Dabar, kaip minėjau, kad dažnai geradariai įsiamžindavo, reiškia, per šventąjį globėją, tai čia yra, žinoma, kad šito altoriaus fundatorius, statytojas, taip, tai yra garsios Važinskių giminės atstovas, Mykolas Važinskis. Dabar šiaip Mykolo pavardė tikrai Važinskių giminiai, vardas atsiprašau, yra labai paplitęs, bet, kaip tyrinėtojai mano, kad tai greičiausiai yra Benedikto Važinskio, kuris buvo paveldęs iš tėvo Tirkšlių seniūniją, tai būtent jo sūnus yra Mykolas, tai įsiamžinęs būtent savo šventojų globėjų. O viršų yra Jokūbo vyresnio atvaizdas, pakankamai taip, yra Lietuvoje sutinkama, bet tikrai labai retas, retesnis, prie retesnių, tai sunku pasakyti, ar lėmė iš tikrųjų pamaldumo kartais tradicija, arba kartais irgi gali būti susiję su tam tikrom jo individualiom intencijom, bet kai šaltiniai tyli, tai tada jau sunku tiksliai pasakyti. Tai dabar Jokūbas vyresnysis, aš dar porą minučių ir baigiu tada viskas tik prie vienas iš 12 iš tikrųjų apaštalų, buvęs Galilėjos žvejys ir apaštalo ir evangelisto Jono brolis. Ir tai iš tikrųjų vienas iš pačių artimiausių Jėzui žmonių. Ir jie trise su Jokūbas, Jonas ir Petras, kaip tik Evangelijose ir dažnai minimi atskirai, nes jie buvo išrinkti paties Jėzaus stebėti jo atsimainimą ir lydėjo jį Alyvų kalną. Ir pats Jokūbas iš tikrųjų kaip apaštalas skelbė Evangeliją, reiškia, po visą pasaulį ir būdamas 44 metų sugrįžo į Jeruzalę, kur buvo nužudytas Erodo Agripos pirmojo įsakymu, nukertant jam galvą. Dabar jo kūnas buvo nuvežtas į Ispaniją ir dingo Mauro antpuolio metu, vėliau buvo surastas ir šitas palaidotas Komposteloje, ilgainiui tapusioje vienu iš garsiausių maldingų centrų Vakarų Europoje. Ir dabar tas Lietuvoje populiarus tas Jokūbo kelias, tai Santiago de Compostela, tai kaip tik, čia ir yra tas jo iš tikrųjų Jokūbas, tai aktualizuota iš tikrųjų tradicija. Ir įprasta iš tikrųjų dailėje, tokie keli vaizdavimo būdai, labai dažnai su savo kankinystės nužudimo įrankiu alebardai jisai vaizduojamas, reiškia, arba kalaviju. Čia šiuo atveju jisai pavaizduotas kitaip, kaip piligrimas ir keliaujantis link savo kapo, tai su tuo plačiu piligrimo apsiaustu, reiškia,
nugara tokia atrodo ten išpampus, tai ten piligrimo lazda ir ant jos kabo, kaip labai nors ir tamsiau tapyba, kabo kelionmaišis. O jo kairiai rankoje irgi knyga, tai yra Naujojo testamento arba Evangelijos reiškia simbolis. Ir visai pabaigai iš tikrųjų, Šventas Judas Tadas kairėje irgi pavaizduotas su savo įprastu kankinystės atributu lazda, pakėlęs ranką ir rodinamas į svarbiausią į dangų, kaip į Dievo buvimo vietą ir toks skelbiantis Evangeliją, net angelas atvertęs, reiškia knygą. Viršui ten yra pavaizduotas Šventasis Jurgis, tokia liaudiškos tradicijos ir tik galiu atkreipdėmėsi, kad gal liaudės skulptūroje mums įprastas Jurgis dažniausiai raitas, bet bažnyčių dailė atvirkščiai, tai yra kaip tik ne raito ir gatvaizdas. Ir paskutinis akcentas, tai užbaigsiu tada vakarykštės iškilmės tema, tai Sopulingosios Dievo motinos altorius, irgi pati Marija pertapyta, bet šiaip iš tikrųjų su kančios siužetas siejasi, taip čia sūnus mirštantis ant kryžiaus, o čia kenčianti greta ten Marija su Jono evangelistų skulptūrinis atvaizdais ir greta stovintis altorius. Vieną, ką pamiršau per visą tą skubėjimą jau čia pasakyti, tai ikonografiškai taip įprasta vaizduoti su mirusiu Kristum ant kelių dažniau viduramžių tradicijai arba liaudės dailiai vaizduojama, bažnytiniai dailiai dažnai Sopulingųjų Dievo motina pakėlusi į tą tartum į kryžių žvelgianti, čia kaip tik labai gerai, už tai ir yra kairiojoje pusėje, reiškia pakėlusi akis į mirštantį sūnų, taip ir su vienu kalaviju retai kada, yra žinoma keletas pavyzdžių, kur su 7, kaip reiškia liaudiškai tradicijai, bet bažnytiniai su vienu kaip to skausmų apibendrinimu. Bet noriu tik pasakyti, kad šitas altorius, lyginant, nors pastatytas tuo pačiu laiku kaip presbiterijos ir šonis Judo Tado, atrodo santūresnis, bet iš tikrųjų, jeigu išvelgus mes ne tik ornamentiką tą matom, tą pačią, šiek tiek kitaip interpretuotą, tai tikrai vis tiek nekyla abejonių, kad vis tik perdažytas, aišku, bet nekyla abejonių, kad išsaugojo tą formą ir rašiniuose šaltiniuose minima. Ir kas yra pakeista, ir kas mums dabar už tai gal ir netrodo, jis dar toks atrodo santūresnis, lyg tai kvepėtų, gal klasicizmu, todėl kad viršutiniai dalys yra praradę tam tikrus dalykus. Tam, kur ovalas tas yra ir ten tada debesėliai su Marijos monograma, tai kaip liudija rašiniai šaltiniai, šita monograma dar turėjo būti su spinduliais ir jinai buvo glorija. Ten mes ir matom, įtrūkę vinis, kaip matau pačiam viršui. Tai kažkada, kai restauratoriai jums gal turės taip ir atkurti, trūksta spindulių, o tame ovale buvo Jėzaus širdis su Jėzaus vardu. Tai čia atveju, jeigu paveikslas yra skirtas Marijai, tai monograma glorijoje tai turėtų būti viršui, ne kaip antrajame tarpsnyje, nes šitie tarpsniai siejasi, arba tarpiniam. Tai turėtų būti viršui, o tos širdies nėra, ten parašyta, kad buvo nutapyta, tai užtapyta. Ir vienas, kuo labai retas pavyzdys, tai yra kas buvo populiaru baroke, puošti veidrodžiais, tai čia šiuo atveju Pikelių bažnyčia gali didžiuotis, visi 6 nepakitę. Didžiajam altoriui raštiniai šaltiniai min kabėjus, bet dėja jų nebėra, o čia, dar išlikę. Tai labai atsiprašau, žadėjau sutrumpinti, bet matyti per ilgai. Tai ačiū labai už dėmesį. Ačiū labai už be galo įdomų, informatyvų pranešimą. Pikeliai turi profesionalią gidę, tai aš manau, kad gerbiamos Jadvygos pasakojimai labai pasipildys po šito pranešimo ir be abejo po kitų. Taigi skelbiu trumpą pertraukėlę ir kviečiu gerbiamą daktarą Hektorą Vitkų ruoštis paskaitai.